Sveiki, prieš savaitę rašiau, kad nusipirkau dviračio treniruoklį ir šiandien jau jį gavau. Ir štai jis jau surinktas. Rinkti čia buvo nelabai daug ką, iš principo reikėjo tik tais uždėti šitą, nežinau kaip pasakyti, dalį, kur sukasi ratas. Ir čionais yra, kaip vadinamas, skystinis treniruoklis. Čionais yra pripilta kažkokio skysčio, tepalo tikriausiai. Ir skystinį pasirinkau, o ne magnetinį, todėl, nes skystinis, kaip sako, yra labiau atitinkantis realias važiavimo sąlygas. Tai, pavyzdžiui, kuo greičiau važiuoja, kuo greičiau mini, tuo sunkiau sukti pedalus tampa, nes pasipriešinimas didesnis gaunasi, negu kad, sakykime, visą laiką stabilus kaip magnetiniam kad būna. Tai va, jisai yra surinktas, čia rinkti nebuvo baisiai daug ką, reikėjo tik tais prisukti šitą prie korpuso ir įstatyti šitą, nežinau kaip pavadinti, stūmoklį. Dar ką liko padaryti, tai pakeisti dviračio galinio rato ašį į šitą ir jinai turės čia tada įsistatyti šituos, įsispausti ir bus galima minti. Tai vakare planuoju ašį pasikeisti ir išbandyti važiavimą. Tai ketvirtadienį treniruoklį jau išbandžiau, susidariau pirmosius įspūdžius, jis man visai patiko, o dabar parodysiu, kaip į jį įsistato dviratis ir pasidalinsiu kitą informaciją. Ir viskas čia gan paprastai. Dabar belieka tik tais tą pasipriešinimo volą prisukti. Jisai prisisuka šitą rankeną. Pirmą kartą, kai bandžiau važiuoti, jį buvau priveržęs per mažai, tai ratas praslysdavo, nesisukdavo volas ir viskas. Ir dar, kai sukasi šita dalis, tai čia gaunasi vėjas ir užuolaida traukia į save, tai aš mindamas užuolaidą užmetu dabar ant radiatoriaus, kad jinai nesimaišytų. Apsirengiau savo dviratininko aprangą, nes bandžiau važiuoti be šortų, tai labai nepatogu buvo. Tai su šortai, su paminkštinimu vis tiek yra žymiai geriau. Ir užsidėjau savo įrangą, tai Garmin Edge Explorer 2 ir pasijungiau Zwift appsą, kad pamatuotų parametrus, galią, greitį ir taip toliau, nes esu čia užsidėjęs greičio sensorių ir ant pedalo kadencijos sensorių, tai galiu matyti ir visus savo parametrus. Tai dabar trumpai prasiminsiu ir pabandysiu įrašyti garsą, kuris girdisi, kai sukasi šitas pasipriešinimo, nežinau kaip pavadinti, mechanizmas, nes garsas tai nemažas gaunasi. Galvoju, jeigu gyvenčiau ne pirmam aukšte, tai apačioj kaimynai nebūtų labai patenkinti mano tokiu sportavimu, bet už sienų šonuose tai gal ir nelabai jiems ten trukdys.
Maždaug 5 minutės myniau, generuodamas 150 vatų ir pulsas užkilo iki 130, maždaug 40 dūžių per minutę. Tai pasipriešinimo kaip ir užtenka. Pats mynimas pagrinde vyksta, mano atveju dabar ant didžiausios pavaros. Ir pasireguliavimo jau, kai sunku pasidaro, tai kokias 1 ar 2 dar pamažinu pavaras, bet maždaug, galima sakyti, ant 3 didžiausių visą laiką minu. Tai lyginant su realybė, aišku, čia minti yra lengviau, bet kaip pasportavimui, kai būdui pasidžiaugti dviračiu, tai manau šitas variantas yra visai geras. Ir kol neteis pavasaris, kol lauke nebus šilta, tai minsiu, manau, bent jau kokius 2-3 kartus per savaitę, derinsiu su džimu. Ir atėjus sezonai, kad jau galėčiau minti normaliai. Šiemet norėtųsi jau numinti daugiau nei pernai. Pernai daugiausia esu numinęs gal apie 110 km. Šiemet reikės bandyti 200 numinti. Manau, man įveikiamas iššūkis. Tai šitam kartui tiek ir iki.